Pala. Aš 2 metus ariau samdomam darbe, vakarais ir savaitgaliais, tu nebuvai su manim to kelionėje, nematei. Dabar tau atrodo, kad wow, verslai turi būti dideli, ten su strategija, vizija. Pas pirmas darbas buvo 17 McDonald'e. Belė kaip patiko, 18 kartojau. Į tą 12 klasę duokit knygų, duokit jūs man knygas. Dabar reikia eiti to suaugusio rimto gyvenimo gyventi. O tai ar aš visą laiką norėjau užlipti iki vadovės? O viršvalandžiai tai čia kiek, jeigu iki 5 turi darbą baigti iki 6? Taip ir dirbdavo iki 8:30 ar ten kažkas tai tokio. Buvo fainai, nes neturėjom vadovo virš galvos ir galėjom reklamai ten leist pinigus, imti ten tokį influencerį, eksperimentuoti. Jie supažinau, man sproginėjo galva, kad ir taip dar galima gyventi, kad ne karto nebuvo dirbus normalaus samdomo darbo. Jeigu nepaitų kas nors, eičiau dirbti samdomą darbą. O tu nori pasakoti apie tai, kiek uždirbi? Sveiki, su jumis sveikinasi podcastas, pavadinimas nesvarbu. Kartais tiek suaugę žmonės, tiek jaunimas sako, atrodo visi dirba tokius įdomius darbus, tokiuose įdomiose organizacijose, tik aš jų nerandu. Tai kur rasti tuos įdomius darbus ir kaip ten patekti? Čia kalbėsime apie tikrų žmonių, tikras karjeros istorijas. Kitaip sakant, man svarbu 3 momentai. Ką tu darai, kaip tai atrodo kasdienybėje ir kaip tu iki to atėjai. Šiandieną su manimi yra Kotryna. Sveika, Kotryna. Sveika. Ir, aš turbūt tave galėčiau pristatyti keliais pagrindiniais raktažodžiais, tai yra moterų stovyklos kalnuose, Gruzija, Slovakija, Italija, gestalto psichoterapija, bet paprašysiu tavęs pačios, papasakok, tai ką tu veiki šiandieną? Jaučiu, man visą laiką prisistatyti yra sunkoka, nes iš tikrųjų, kaip ir minėjai, tų veiklų taip susiklostė, kad šiuo metu yra nemažai. Bet taip, šiai dienai, su kuo esu labiausiai, tai yra projektas, kurį turiu su draugė savo Vaiva, tai yra To Your Soul, ir mes jame būrėme moteris patyrimams kalnuose ir gamtoje. Ir mokausi gestalto psichoterapijos ir iš tikrųjų jaučiu, kad vis dar norisi sakyti, nes neseniai išėjau iš savo dar vieno projekto. Tai jis pas mane dar fonuoja, tai visą laiką būdavo 2 projektai ir mokslai, tai dabar likęs vienas projektas ir mokslai pas mane šiuo metu. Tai ką girdžiu, keletas projektų, ar galim juos vadinti verslais? Šiaip taip, galima vadinti, nes iš to aš išgyvenu, bet greičiausiai man tas žodis verslas visą laiką labai sunkiai prilimpa, manau, dėl visokio asociacijų ten iš vaikystės ir kad verslai turi būti dideli, ten su strategija, vizija, o jie visi pas mane yra prasidėję tiesiog, nes arba buvo fainai, arba buvo idėja šalia samdomo darbo ir kažką darėm, veikiam ir tai tik su laiku tapo iš idėjos į projektą, į verslą. Tai man dėl to gal sunku apie jį įvardinti kaip verslą, bet šiaip taip, pagal tos terminus, tai būtų verslas. Man labai įdomu, turbūt yra žmonių, kurie žiūri į tave, žino To Your Soul, tikrai galbūt ir yra vykę kartu į kalnus ir galvoja, kokia faina jos veikla, ar ne? Vat jinai kuria, važiuoja, daro, tarsi daug keliauja. Tai man įdomu šiandieną suprast, kaip tu atėjai iki to, kokie žingsniai tai lėmė, mes aptarsim tai nuo pradžių, bet turbūt pirmas klausimas, kurio norėčiau paklausti, ar tas kelias iki to, kur esi dabar, buvo tiesus, toks vadovėlinis, ar sakytum, kad buvo visko, ar ne? Buvo visko. Ir net šiai dienai nežinau, ar aš jau savo kelią iki galo esu ir kas tas kelias. Tai gal kažkaip su tuo laiku, patirtim, atsiranda gal tas toks truputėlį požiūris, kad o gal galiu neapsibrėžti savęs iki galo, nes kaip gyvenimas rodė, ten, kur aš esu, neplanavau, kad čia būsiu. Nebuvo, kad turėjau planą ir ten žinau, kaip naisiu iki ten, kur dabar esu, viskas kažkaip susidėliojo, susidėliojo, man net norisi sakyti, nes plano, kur būsiu čia, po 5 metų, aš tokio vaizdo neturėjau iš tikrųjų. Tai gal jo, yra kelias, bet jis nebuvo aiškiai matomas nuo pat pradžių ir iki šiol neturiu gal matymo, kurio pabaiga ir kur noriu nueiti. Tai tikrai manau, kad jis toks buvo. Gerai, tai jeigu grįžtume atgal, ar ne? Tai taip. Nuo ko viskas prasidėjo? Aš tai turbūt noriu klausti tokio klausimo, ar esi dirbus tą tokį pirmą, paprastą, žemišką, studentišką darbą? Aš, pavyzdžiui, esu kambarinė buvus, tai man labai įdomu, ar esi buvus, pradėjus nuo kažkokio darbo, kuris buvo pirmas toks atskaitinis ir kas tai buvo? Taip, faktas, ne faktas, skirtingos mūsų istorijos ir patirtis, bet aš turėjau tos patirties. Mano pirmas darbas buvo 17 McDonald'e.
belė kaip patiko, 18 kartojau. Tai šitas toks darbas buvo, iš tokių įdomesnių, man esu dirbusi gyventojų surašyme, kai vyko didysis Lietuvos, buvo labai įdomi patirtis, bet taip aš esu dirbus ir kambarinė, ir indus plovus, esu ten savaitėlę, ir Vokietijai fabrikė esu padirbus irgi kaip priklausom, tokia patirtis, man atrodo, kuri, ne mas susirinkti, bet tokia yra tam tikram amžiui, kad, pabandai kažkokių dalykų, nes kažkokių norų yra. Tai buvo šitų patirčių irgi, kol nuėjau į kažkokį rimtesnį, sakykime, tą darbą. Ir kas buvo tas pirmas rimtesnis? Kada jisai atsirado? Aš manau, kad tokį jau kaip į darbą kvalifikuotą, aš manau, tai magistro studijų metu nuėjau dirbti, nes norėjusi išvažiuoti į užsienį, aišku, man atrodo, metu į Ameriką buvo noras išvažiuoti po studijų. Tai ėjau dirbti to, ko nelabai norėjau, sakau, niekad nedirbti su pardavimais. Elektroninių parduotuvių pardavimas buvo. Tokia mano pirmas darbas buvo, kuriame darbavausi. Kaip tu tą darbą gavai? Man labai įdomu suprasti. Suprantu, kad buvo senai, dabar galbūt rinka kitokia, kitaip viskas vyksta, bet įdomu, kaip gauti tą pirmą darbą, kuris jau kvalifikuotas, jau galbūt toks pirmas žingsnis į tą tolimesnę karjerą. Geras klausimas, žinok, net neatsiminsiu. Bet manau, ėjau tokiu standartiniu būdu, kad ieškau skelbimų ir tiesiog siunčiau, man atrodo, savo CV, tiesiog, žinok, paprastu būdu. O kai jau ieškau to tokio ilgalaikio darbo, ten karjerai, kažkokių tokių minčių buvo ir kas jau buvo po magistro studijų, tada buvo labai daug įtampos, nes tikrai tu esi toks žalias, neturi patirties, jaunas, aš tokia buvau, tai tikrai jaučiu, kad ta patirtis pirmoji to tikro darbo, kur jau reikia, nebenori, o reikia, tai tokia buvo, jaučiu, daug iššūkių kelinti. Tada buvo Amerika ir tada grįžai ir jau buvo toks, kad reikia pradėti po mokslų kažkokį pirmą rimtesnį darbą ieškotis, ar ne? Po magistro, kai grįžau, tada buvo laikas, kad, tai jau baigiau studijas, ten pabuvau tą programą vasaros Amerikoje, ir dabar reikia eiti to suaugusio rimto gyvenimo gyventi ir surasti rimtą normalų darbą. Tai tada buvo toks sunkus laikas, nes jaučiu, kad toksai šviežias, žalias rinkoje ir tada ieškausiu veiklos. Man galbūt įdomu suprasti, o kaip pavyko rasti šviežias, jaunas, iš užsienio grįžęs, pabaigęs mokslus. Kaip pavyko rasti? Žinok, irgi aš dabar, galvodama taip į praeitį, kodėl ėjau to darbo ieškoti, net nežinau, manau, įsigandau, nes aš buvau baigusi bakalaurą su vadyba, o magistrą su marketingu. Ir aš kažkodėl su marketingu neišdrįsau ieškotis darbo, aš nuėjau vadybinio darbo ieškotis, nes manau, man atrodo, kad lengviau susirasti jį. Kažkaip, nes paskui kėliau sau tą klausimą, o kodėl aš iškart neėjau su marketingu darbo dirbti, manau, kad išsigandau, kad gal žinių nebus, kad tikrai jau nieks nenorės ir kažkaip tai buvo, kad atsidūriau dirbti tuo metu, visi sakydavo, kad yra didžiausia mokykla Kaune Senukose. Aš darbinau Senukose, tam tikros kategorijos prekių vadybininkė buvau. Ofiso darbas, daug atsakomybių, manau, kad sėkmė truputėlį irgi nusišypsojo tą gauti darbą, nes aplikavus buvo ir į Maximą tuo metu, kaip priklauso. Ten buvo, tas laikas buvo, kad tai buvo labai tokie dideli, norimi darbdaviai iš tiesų. Aš dar noriu paklausti, ar gavai pati, ar gal kažkokį per rekomendacijas, per pažįstamų ratą, kaip realiai žmogui, kuris nori irgi, ar ne, bet tarsi siunčia CV, neranda. Kaip tau pavyko? Ar tiesiog siuntėjai, pakvietė, sudalyvavai pokalbį ir gavai pasiūlymą? Žinok, šitam darbė siunčiau ir pasisekė, manau. Bet tai ir buvo tas laikas, kai man jau darbo reikėjo ir siunčiau daug CV. Ir daug labai negavau nei pakvietimų, nei atsakymų. Ir tikrai negavau tiek daug, kiek gal aš tikėjausi gauti, nes atrodo tuo metu aš buvau ir atstovybėj buvus, man atrodo, kad tai labai svarbus kriterijai. Ir organizacijai ten universitete, ir ten pakeliavus buvau, ir magistras, ir galvojau, kad tai bus tai, ko darbdaviai norės, bet ta patirtis matomai svarbiau tampa, negu tu esi jaunas ir norintis. Tai manau, kad tiesiog pasisekė man. Ir kaip tas darbas buvo? Kiek dabar prisimeni, kaip tai atrodė? Buvo sunku. Aš labai greitai kritau į tokį po metų, pusantrų, į tokį egzistencinį išgyvenimą, kad aš tokia, ir čia viskas. Tipo dabar, ir čia viskas. Visam gyvenimui, ne? Jo, nes taip atrodo, tai yra įmonė didžiulė, gali migruoti į skirtingas sritis, padalinius, gali lipti kažkur tais viršui.
Ir jaučiu, kad po 1,5 metų supratau, kad wow, tai dabar taip ir gyvensiu. Nu, tada lieka, žinai, standartiniai dalykai. Vaikai, namai, ten šeima ir aš tokia... Tas toks aprašytas gyvenimo kelias. Taip, nes atrodo, lyg aš studijas baigiau, pasiekiau, nuėjau dirbti, kaip būtų toks logiškas kitas žingsnis, jį irgi padariau. Ir įkritau tokį kažkokį apmąstymą, ko aš noriu iš to gyvenimo, nes lyg dar jaučiuosi jauna, lyg dar galėčiau išeiti ir pakeliauti ir tada jau rimtai dirbti. Bet kad yra, kiek tau metų tada buvo? Nu, žinai, tada buvo, nu, galvoju, kad 22, 3, gal kažkas tas, žinai, aš galvoju, laikas. Dabar turbūt mes abi, kai pasižiūrim atgal, kai man buvo 22, 23, nežinau kaip tu, bet aš savo tik sakyčiau, tu tik varyk, keliauk, patirk gyvenimo, dar tu spėsi dirbti, rimtų darbų, visko. Aišku, gerai, ta patirtis, jinai paskui duoda savo pliusų, ar ne, tau gal vėliau lengviau kitą darbą rasti ar panašiai, bet mes visada turbūt tuom gyvenam, kad turiu padaryti tai, kas teisinga pagal taisyklės, nes tai paklos pamatą toliau. Ir dalis tiesos tame yra, bet turbūt gyvenimas yra apie tą gyvenimo džiaugsmą, ne tik, kad ko aš noriu patirti gyvenimą, ar ne. Tai dabar turbūt, kai pasižiūrim atgal, man taip keista irgi tavo klausyti, buvo 22-23 ir tau jau atrodė, ar ne, kad nu kaip aš čia dabar turiu, jau viską tvarkingai darau, teisingai ir turiu tęstą linkmę, kuri kaip ir vadovėliškai aprašyta tuo metu buvo, ar ne? Nu tai tuo metu tai atrodo, kad yra laimingo gyvenimo formulė. Paskui aš jau gal ten praėjo 2-3 metai, atsirado labiau ir toj visuomeniai norma, kad žmonės padaro metų pertrauką, kai nežinau, ypatingai gal po 12 klasės, atrodo, lyg prasidėjo tas skatinimas žmonių neskubėti, stoti, jeigu nežinau, kur nori stoti, žinai. Tai tas atrodo, mada gal sąlyginai ir norma atėjo po jau mano tos tokios šiek tiek klaidos, nes man atrodo, kad tai buvo laimingo gyvenimo formulė. Mano laikais irgi taip gali, mūsų laikais. Tai tikrai buvo, jeigu tu po mokyklos visų pirma turbūt neįstoji, tai jau yra kažkas negerai, jeigu tu metų pertrauką darai. Ir dar buvo toks, kad jeigu tu turi gerą darbą, nu tarsi vadybinį ir ten gauni stabilų atlyginimą, o dar jeigu va tokios didelės įmonės, kur tu ten gali ir tarp skyrių migruoti ir aukštyn žemyn ir horizontaliai kaip tik nori, tai kaip tu gali išeiti, ar ne? Koks neprotingas žingsnis. Tai atrodė svajonė. Nu, kažkuria prasme tik tai pradėjau kelti klausimą, ar tai mano svajonė. Kiek tu tam laiko išdirbai? Beveik 3 metus, man atrodo. Ir tada atsirado kita kelionė galimybė į Naująją Zelandiją. Tai buvo programa į Kanadą, ir tai buvo pirmi metai, kai Naująją Zelandiją atsirado ir lietuviai galėjo aplikuoti į vizą 100 lietuvių ir gauti. Tai aš irgi suaplikavau, net nežinodama tiksliai, nei kur ta Zelandija iki galo yra, nei ar tikrai angliškai šneka. O kaip viduje atėjo tas dirbi stabilų darbą, tėvai turbūt didžiuojasi, uždirbi, klojasi pagrindą, nu toks tas teisingo gyvenimo formulė, kuri tada taip atrodė, kad tokia yra. Kaip, kada pradėjo kiltas, kad gal išvažiuoti Zelandiją į visai kitą pasaulio pusę, ar ne? Neaišku, ką ten rasi, nežinai, kas tai yra iki galo, nesi buvus ir ką reiks grįžus daryti, ar grįši, ar negrįši. Kada pradėjo kiltvatas, kas tai lėmė, ar darbiniai veiksmai, ar tiesiog jau, kad gal to nenoriu? Aš galvoju, kad gal aplinkybės, tuomet buvau santykiuose ir jie ten teikė, buvo ok, bet nebuvo galo pasitenkinimo, buvau darbe, kurį dirbau, bet nebuvo to pasitenkinimo jausmo. Ir kadangi gal Amerikoje buvau, tai man tos programos buvo įdomios ir aš žinau, kad yra Kanados programa, kur gali aplikuoti iki X metų. Ir aš matau, kad tas mano laikrodukas tiks irgi, nu, nesimenu kelintų metų gali aplikuoti. Ir atsirado šalimai Zelandijos programa, kur irgi gali tik iki tam tikro amžiaus aplikuoti. Ir tada supratau, aš gal arba dabar, arba niekada kažkuria prasme, žinai, ir manau, tas buvo šiaudas. Nu, pabandyti, jeigu gausiu, tada galvosiu, kas toliau, o jeigu negausiu, tai nežinau, kas būtų buvę irgi toliau. Ir gavai? Ir gavau, ir supanikavau, aišku, iš karto, pradėjau googlint, kur ta Zelandija, ar angliškai šneka žmonės. Ir aš gavau tą vizą prieš pat Kalėdas, tai supratau, kad nei pinigų turiu susitaupus ten kažkur skris, nu, literaliai kitą pasaulio pusę, tai aš susimokėjau už vizą pinigus, ten nebuvo dėlė pinigų suma ir galvoju, praeis Kalėdos, nauji metai ir sugalvosiu, ar aš tikrųjų noriu važiuoti, nes tai suprantu, kad nemažas žingsnis, nemažas sprendimas ir labai tolima kelionė. Nu, tai prie nauji metai žinau, kad, nu, labai smalsu buvo. Nu, ir tada paskyriau praktiškai tos likau dirbti beveik 9 mėnesius darbe, kad sutaupyčiau pinigų bilietui, pradėjom išvažiavimui.
tų pinigų, tai taip pat ir turėjau tokį kaip ir mini planą, kuris faktas padėjo lengviau toliau darbuotis. O kaip aplinkinių reakcija? Toks ar nesprendimas, išeinu iš to, kas 3 metus stabilus, saugu, bereikia eiti į priekį, kilt karjeroje, tokioje prašytoje, ar ne? Ir staiga tu pasakai, kad aš išvažiuoju į kitą pasaulio galą, į niekur, nežinau, ką dirbsiu, nežinau, kiek laiko. Ar kaip čia buvo? Dėlsiau pranešti, nežinau, kad ypatingai tėvam nebus suprantama, kodėl aš taip elgiuosi, tai tėvam dėlsiau pranešti, tai jie nesidžiaugia šitą mano idėją ir mintimi. O aplinka, man atrodo, kad visai neutraliai reagavo. Daugam buvo smalsu, kur ta Zelandija irgi dabar tokia populiaresnė, tikrai labai tapusi, bet tada tikrai daugam buvo smalsu, kad wow, kaip toli ir panašiai. Kažkur gavau komentarą, gavau iš tėčio, kas sako, kodėl, sako, tu taip toli bėgi nuo savęs. Ir kažkaip pagalvojau tada, kad kaip tik priešingai, aš taip arti savęs dar niekad nebūsiu, nes suprantu, kad važiuoju greičiausiai viena, būsiu viena, darysiu dalykus viena su savimi, tai tas toks kontaktas su savimi greičiausiai kaip tik jis bus labai labai didelis ir toksai įdomus. Įdomus. O kaip viduj, kur ta stiprybė atsiranda, ar ne, kur tau vis tiek žmonės, kurie tau, jų nuomonė vis tiek labai stipriai įtakoja tavo gyvenimą, daro įtaką tavo gyvenimui ir palaikymas turbūt suteiktų, kad pasitvirtinimą, kad teisingas žingsnis, bet kai tarsi yra abejonių arba išgąsčio iš artimiausios aplinkos, tai tu turbūt kartais gali tokio pasimetimo gali atsirasti, ar tikrai gerai darau. Tai kaip viduj buvo? Ar drąsos daugiau, ar visgi kad rizika? Kaip jautėsi? Manau, kad drąsos tikrai buvo daugiau, dėl to ir nusprendžiau važiuoti. Ir manau, kad dėl to, kad ne iki galo tenkino ten, kur buvau gyvenime apskritai. Ir gal išsigandau, kad jeigu taip ir nugyvensiu visą gyvenimą, tai vidutiniškai toks prieskas skonis truputį buvo gyvenimo, tai gal aš to įsigandau labiau negu tos nežinomybės. Nes kažkaip galvojau, tai angliškai kalbu normaliai, suprantu, kad yra šansas susirasti tų darbų, aš kažkaip nedvėjojau, kad nesusirasiu kažkokio darbo, bet nebuvo dvėjonės. Tai klausimas buvo kur ir kokiam sąlygom iš tikrųjų. Gal ta Amerikos patirtis irgi šiek tiek davė to tokio, kad vis tiek žmonės tu ieško darbuotojų, kad ir ten sezonui ir panašiai, kad įmanoma susirasti. Tai ar čia tinka ta taisyklė, kur gal ne taisyklė, o toks galvojimas, turiu rankas kojas, darbą rasiu ir viskas bus gerai? Taip, aš iš tikrųjų pradžioje taip važiavau gal su tokia ambicija, kad ieškotis darbo pagal specialybę, bet tada nuėjus pakeliui į tą šalius, ten su kažko pakalbėjus, ar taksi, ar kažkur supratau, kad labai rekomendacijos svarbios toj šalyje yra, ir supratau, kad jeigu aš imu darbą su savo specialybė, davanas lieku labai lokaliai vienam mieste, o pagal idėją metam atvažiuoju, ar tikrai noriu taip įsitvirtinti, tai gal tada varyt padirbti tos tokius paprastesnius darbus, bet jie man leis daugiau keliauti, nes čia buvo prioritetas labiau. Tai kažkaip manau, kad turi rankas, turi kojas, dar gal liežuvį, kad būtų kalba, žinai, susišnekėti šiek tiek. Ir tikrai gali susirasti variantų. Bet, taip, žmonės sako, kad buvo drąsu, aš kažkaip jaučiu, kad man kartais kitur reikia, atrodo, daugiau drąsos, žinai, ar kažkur darbe, ar kažkokie ten santykiuose nepatogius dalykus spręsti. Man atrodo, kad čia daugiau drąsos reikia, negu nusipirkti bilietą ir išvažiuoti. Man atrodo, kad čia mažiau drąsos reikia, bet vėlgi matyti iš savo patirčių, tos perspektyvos, aš tik galiu sakyti, kad man tai, gal ir buvo drąsu. Kažkam atrodo, kad ten, wow, kažkas tais. Ir kaip Zelandija? Kas ten įvyko? Kiek laiko, ką tu ten veikiai ir ką parsivežė iš ten? Zelandija man buvo vieni geriausių metų, jaučiu. Metus laiko prabuvau. Metus laiko aš šiaip turėjau ir pasiūlymą likti, bet tada gyvenime kitų planų dar buvo, santykiai buvo, atrodė, kad ten gal reikia dėti save, tai ar teisingai paklausiau savęs, negali žinot, kur būtų vėl, aš gal turiu tą tokį matymą gyvenime, kad būtų mano gyvenimo scenarius nuėjęs visiškai kitą pusę, jeigu būčiau likus tenais ir nuėjo ten, kur nuėjo dėl to, kad nelikau. Tiek daug tų galimų matyti scenarijų ir variantų gyvenime, kad aš tikiu, kad mes turim tų pasirinkimo galimybių, kur visiškai kardinaliai gali mūsų gyvenimas pasikeisti nuo vieno pasakymo taip arba ne. Tai net nežinau, ką parsivežiau, iš kur gal tą tokią laisvę parsivežiau, turėjau tos erdvės pamastyti, gal labai, žinai, ką prasikračiau Zelandijai labiausiai tą karjeros klausimą.
Ir aš kažkaip joje būdama galvojau, o tai ar aš visą laiką norėjau užlipti iki vadovės, ar man visuomenė ir aplinka tėvai sakė, kad čia reikia, čia bus laimė. Taip. Ir aš galvoju, o tai gal aš ten auginčiau ekologiškai kopūstus. Mano ekologijos tema visą laiką tokia artima buvo, gal kopūstus ekologiškai auginčiau, nes kažką pamačiau matyti YouTube'ai kažkokią ar kažką ir gal būčiau laimingesnė. Ir ar tikrai yra mano noras lipti karjeros laiptais ten aukštai. Jo, būtų fainai patikti, kad kažkur vadovė esu, bet ar aš galvoju, kad tai yra mano laimės, ta laimės viršūnė, supratau, kad ne. Tai gal savo legalizavau kartu kitokius pasirinkimus ir neįma lipti taip tiesiogiai į viršų, žinai, gal kažkur čia, taip, nuėjau kitas temas, rytis, bet jo, šitas buvo labai toks svarbus man įžvalga, ir šiaip toks iš kelionio išvažiuoji toks prasiplėtęs, žinai, paragavęs kitos kultūros, labai gamtos, įsikvėpęs, nors tada atsimenu, kai dirbau kavinukiai, aš pagrindinė pradirbau kavinukiai, padirbdavau, mėnesį išvažiuodavau keliauti, vėl padirbdavau ir vėl keliauti, tai taip, kai dirbau kavinukiai mėnesį, ten tuos pusę metų, galvau, kad pasilgau jau protinio darbo visai. Taip. Bet grįžus į Lietuvą, kai jis nutiko, supratau, kad plema gal ten geriau vis dėlto buvo. Toksai, žinai, man ten buvo gerai, nežinau, kad irgi yra laikina. Jeigu žinočiau, kad ten lieku 5 arba 10 metų ir aš vaiką norėčiau dirbti taip pat, irgi ne. Tai gal kai žinau, kad yra buvimas su galiojimo laikotarpiu, tai aš buvau lankstesnė ten, žinai, dėl darbo sąlygų, dėl apskritai darbo pobūdžio. Tai labai gražus metai buvo. Man dar labai artimo, ką tu apie vadovo pareigą sakai. Aišku, visų pasirinkimai skirtingi ir visi yra geri, tie, kurie yra apie tą žmogų ir visi renkasi pagal save, bet labai surezonavo, kai tu pasakei, kad nežinau, ar tai yra, tikrai ten noriu, tarsi ar ne, pajaučiau, tai man toks buvo, kai man teko jaunam amžiui paragauti to vadovo darbo. Tai aš ten 3 metus pradirbau ir dabar nuo tada jau niekada daugiau gyvenime nebesiekiau to ir galvoju, kad, gal ne apie mane visgi. Tai kartais tai, kas mums turbūt nubrėžta, ar ne, kaip tas teisingas, laimingo gyvenimo kelias, tai, nėra tas turbūt, kad būtinai apie mus. Ir kartais ieškoti savęs rizikinga turbūt, bet kai randi, tai randi neįkainojamus dalykus, tik nebijot surizikuoti. Ir nežinai, ar tas rizika visą laiką atsipirks. Tik bandai ir tada žiūri, bet kažkaip aš galvoju, nors kol esi jaunas, nežinau, iki kada tu esi jaunas, bet žodžiu, gal kol jauties arba kol nori, aš galvoju, kad visą laiką gali keisti, grįžti, perdaryti sprendimus, nes ne visi keliai gal nuves ten, kur tikėjai ir visokių tų variantų gaunasi. Tu paminėjai pačioj pradžioje, kai paklausė apie Zelandiją, kad buvo vienas geriausių gyvenimo sprendimų, nuotykių, išvykų, bet jis buvo rizikingas, iš tikrųjų tu išėjai iš stabilaus, samdomos, saugaus darbo, nepilną gal palaikymą, dar irgi gavai, tokių gal net ne kad nepalaikymą, bet klausimų, ar ne, ar tikrai čia, ar tikrai gerai darai, ar ne, tokios savo pagalvot. Ir sakai, kad buvo vienas geriausių. Tai jeigu iš šiandienos taško pažiūrėtum į tą Kotryną ir į tą etapą, kad Zelandija buvo ir kad tu surizikavai, išimtum ar paliktum savo gyvenime? Palikčiau ir būčiau dar ilgiau likus. Būčiau greičiausiai rizikavus labiau iki galo ir ilgiau likus. Tikrai manau, kad tai buvo etapas, kur aš paklausiau proto, bet ne širdies. Iš tikrųjų, ir širdis būtų sakęs likti Zelandijai. Bet kažkaip atrodė logiškai daryti kitokius sprendimus yra teisingiau ir iš to priėmiau sprendimus, kuriuos priėmiau, paskui buvo daug tokio apmaudo ir gailėjimosi, bet dabar vėl žiūrint į tą etapą jau iš šiandienos taško matau, kiek daug tai atnešė dalykų, ir esu čia dėl to sprendimo tada, žinai, kur atvedė mane į tas veiklas, į gyvenimo būdą, buvimą, kuriame esu dabar ir, irgi įdomu labai. Grįžai iš Zelandijos. Į ką grįžai? Į Lietuvą? Į Lietuvą ir į samdomo darbo paieškas iš tikrųjų. Grįžai ieškot, neturėjai nieko, grįžai ieškot. Jo, ir manau, kad čia man... Kaip ten viskas įvyko? Manau, kad čia man pasisekė, nes tas grįžimas nebuvo planuotas iš tikrųjų. Mano planuose buvo kitas scenarijus, kuris sugriuvo ir tada teko grįžti į Lietuvą. Ir, kadangi, sakau, planas buvo vienas, jis sugriuvo ir kai planas A nebėra, turi ieškoti plano B, jis nėra toks skanus ir saldus ir fainas, koks buvo A, tai buvo toks sunkus man laikotarpis tikrai.
negrįžau ir pas tėvus gyventi. Tas buvo sunkus iššūkis vis dėlto, kai tau, kaip man da buvo 28, jau tokia laisva paragavus teko grįžti, kaip į tokią laikiną stotelę. Bet man pasisekė, kai šiame aplinkybėse, kad man pasakė, kad čia mes ieškom vieno žmogaus su marketingu, ko aš norėjau taip tiesiog pabandyti. Tai gal aš gavau darbo rekomendaciją ir labai staigiai iš tikrųjų aš nusileidus Lietuvą po dienos jau darbo pokalbį. Taip susiklostė. Iš pažįstamų gavai rekomendaciją, kas tave pažinojo, parekomendavo. Taip. Ir tada jau praėjau vieną pokalbį, antrą praėjau pokalbį, trečią, man atrodo, reikia irgi praeiti visus tos žingsnius, bet bent jau buvo kur eiti. Tai manau, kad labai pasiekė, kad tikrai taip susiklostė aplinkybės, kad kažkur galėjau eiti jau iš karto, žinai. Kaip manai, kokia tavo ankstesnė patirtis, nes tu atėjai darbo pokalbį ir jie vis tiek turbūt CV tavo prašė, jie turbūt kalbino tave apie buvusias pozicijas. Kaip manai, kas padėjo, apart to, kad tu tikrai gerai per pokalbį pasirodė, jeigu gavai darbo pasiūlymą, kas padėjo, iš tavo patirties buvo tie tokie kabliukai, kur užsikabino ir įmonė, kad sakytų, tinka, einam toliau, bandom, gal kažkur ugdysim, bet kažkas mums ir tinka. Išsilavinimas, kažkokia darbinė patirtis, tavo pačios, ar ne, kaip asmenybės kažkokie momentai, kas jauti, kad padėjo pokalbio metu, kad sako, rekomendavo, patikrinom, tinka, imam. Aš manau, faktas, kad išsilavinimas prisidėjo, darbinė patirtis, kuri turėjo sąsajų su marketingu, prisidėjo, bet aš manau, kad ištraukiau aš pati save su savo asmenybė ir noru. Aš manau, kad man taip atrodo, žinai, aš nežinau, kaip iš tikrųjų buvo, bet pagal visą matymo vaizdą, aš manau, kad labai aiškiai parodžiau, kad noriu ir ten, kur gal ne iki galo turiu žinių, aš noriu suprasti, išmokti, esu pasiruošusi ten augti, tobulėti, tai kažkaip galvoju, kad tuo metu mane labiau užtraukė mano asmenybė. Kaip skambėjo pozicija? Marketingo? Projektų vadybininkė ar vadovė, paskui ten perėjau, bet marketingo projektų vadybininkė. Tai grįžti iš Zelandijos, iš tokios, iš nuotykio visų pirma, ar ne, iš tokios vis tiek laisvesnės galbūt darbo aplinkos, kur ir tas atsakomybių galbūt ne tiek, ar ne, spaudžia galvą, jos kitokios. Ir grįžti į samdomą darbą, atsakingą, labai nori, turi galimybę, tarsi šiek tiek tau suteikia su tokiu, ar ne, kad ateik, nors nėra patirties ateik, nes matom, kad labai nori, turi ten backgroundą, išsilavinimą, ar ne, patirties vadybinės, nuo 8 iki 5, nuo pirmadienio iki penktadienio. Ir kaip visa tai atrodo, koks jausmas, kaip tas darbas atrodo pats ir kaip tu ten jauties? Neturiu pasirinkimo, reikia eiti šitam pasauliu, užsidirbti valiutos, kad galėčiau toliau kažką daryti, tai gal buvo pirminis toksai, labai atitraukė gal mintis nuo visko, kas gyvenime fonavo, labai sufokusavo į darbą, manau, kad darbas man tuo metu buvo toks tam tikras išsigelbėjimas, nes daug visko pokyčių vyko asmeniniam gyvenime, tai darbas buvo ta erdvė, kur aš tiesiog būdavau čia ir dabar ir pabėgdavau nuo biškai, kas vyksta, su kuo nenorėjau būti gal gyvenime, tai man darbas buvo tam tikras išsigelbėjimas tuo metu. Plius žinau, kad noriu maksimaliai išbandyti save marketingę, kad žinočiau, ar tai man ar ne. Šitas toksai buvo irgi, manyčiau, kad svarbus momentas. Ir buvo sunkus pusę metų, nes jaučiau, kad turėjau rodyti savo vertę. Jaučiau, kad turėjau rodyti savo vertę, kad nebereikalo mane pasirinko kaip kandidatė į tą poziciją. Ir dėl to paplušėti reikėjo daugiau. Man taip atrodė, reikėjo, aš nežinau, reikėjo, bet man toks jausmas buvo, kad tai buvo apie tą laikotarpis. O ką reiškia įrodyti savo vertę? Kaip realiai tai atrodė kasdienybei darbo? Viršvalandžiai, kažkokie papildomi projektai? Viršvalandžiai buvo papildomi projektai, nebuvo, kadangi tai buvo projektinė veikla, tai tu gauni sugalvoji su komanda projektą, kurį turi įgyvendinti ir išpildyti. Ir faktas, tas užpildymo paskutinės savaitės yra daug viršvalandžių ir yra deadline'as, kada tas projektas turi būti įgyvendintas visur, ten radijui, televizijai, matomas, pasileisti, tai tu vienas turi maksimaliai viską sklandžiai padaryti iki tos datos. Nes varianto B nėra, negali būti nepadaryta. O viršvalandžiai tai čia kiek, jeigu iki 5 turi darbą baigti iki 6? Koks tas tempas? Paskui mokiausi šitą truputėlį nusibrėžti, aš lankydavau tinklinį tuo metu, man tinklinis būdavo labai tokiu nepatogiu laiku 9 ar pusė 9, tai čia būdavo mano vakarinis laikas, kad į tinklinio neleidau savo praleisti. Aš dar noriu giliau į pačią marketingo projektų vadovo, vadybininko poziciją, nes galbūt kažkas žiūri ir galvoja, skamba labai įdomiai, projektai, marketingas, ten daug derinimo, bendravimo, organizacinių klausimų. Suprantu, kad kiekvienoje organizacijoje tokia pozicija gali atrodyti skirtingai, bet
tavo patirtyje, kaip atrodo marketingo projektų vadovo darbo diena? Ką iš esmės tau tenka daryti? Manau, kad aš papuoliau į tą laiką, kai buvo šlovinamas multitaskinimas, tai jo būdavo labai daug ir jaučiu, kad tas labai vargindavo, nes ypatingai, kadangi tai yra projektinė veikla, tai jis toksai kaip sniego gniūžtė, žinai, po biškį užsikūrinėja ir kai čia yra pikas, tada viskas. Tau skambina, rašo, atrašinėjai, derini. Tai labai daug dinamikos buvo tame darbe, nes kiekvienas projektas buvo skirtingas, idėją sugalvojome su komanda ir jos įgyvenimas yra skirtingas ir aš stebėjausi pati, koks buvo mano platus diapazonas visko, žinai, aš būdavau atsakinga nuo to, ką, tarkim, žmogus, kuris jau atlikinėja tą visą projekto reklamą, kur kontaktuoja su klientais, ką jis apsirengęs bus, ką jis šnekės, bet lygiai taip pat ar ta plokščia nesulaužys grindų, kai mes statom kažkokią erdvę, žinai, sustatinėjom. Ar pro duris tilps ten, žinai, ar ten nuo lubų svoris atlaikys, nes ant kažkokią norim dekoraciją kabinti. Tai tokio labai platus profilius buvo. Taip, faktas, ten paskui yra bendravimas, mano atveju buvo, kadangi mes samdėm iš išorės partnerius, media agentūras, ten televizijos, kas derindavo tos dalykus, radiją. Tai ta dalis būdavo išorės partneriams, tai tu su jais komunikuoji, bet kartu darai tą kūrybinį darbą, tą radio klipų rašymą, kažkokį vizualų kūrimą, idėjų kūrimą. Tai tikrai marketingo pozicija yra labai plati, daug apima tų sričių iš tikrųjų. Tai jeigu taip konkrečiai paimčiau, pavyzdžiui, kalėdinis projektas. Pats didžiausias. Taip, pats didžiausias. Ir tada, kas tam tinkleliai užduotys konkrečios? Sugalvoti idėją. Jo, tai viskas nuo idėjos. Ir, pavyzdžiui, jeigu ten kažkas bus vizualiai, tai sugalvoti iš ko, kaip suieškoti tiekėjų, suderinti, ten, kad ir viską kaip suprojektuota, pastatyta, apšvietimas, visa kita. Tada išoriniai partneriai, kas kokią reklamą leis susižiūrėti, ar teisinga, neteisinga. Straipsnius visus, reklaminiai baneriai visokie, o socialinė medija tavo? Aš koordinuodavau, mes agentūrą turėjom tuo metu, paskui turėjom viduje žmogų, bet tiek aš koordinuodavau, kas yra apie ką yra. Taip, tai kalėdiniai projektai laiką būdavo didžiausi metų projektai, nes yra... Aš dirbau prekybos centre, Mega. Tai to kalėdų projekte būdavo dovanų pakavimas. Manau, kad tam projekte būdavo daug projektų. Čia gal apie Mega konkrečiai kalbant, aš galiu dalintis, nes jie turėjo dovanų pakavimo paslaugą. Taip. Tai tu čia turi sugalvoti, kaip erdvė atrodys, kaip pakuos priemonės, kada pakuos darbo valandas, kokie žmonės bus, kaip apsirengę. Čia va taip pat kalėdos, tada Mega labai faina idėja turėdavo kalėdinį paštą, kur vaikai ateina parašo laiškus, juos išsiunčia kalėdų seneliui, senelis parašo jiems atsakymą su dovanėlė, tai vadinasi, kažkas turi surinkti tos laiškus, suregistruoti, kad vyktų išdavimas, surasti tiekėjus, kas dovanėlės duos. Antras, tai tavo? Jo, antras projektas, mes kažkada leidom net vaikišką knygutę. Tai vadinasi... Knygutė visa tavo? Taip, tai yra, kas rašys knygutę, iliustruos, spausdins, papildomas dar projektėlis ir yra pagrindinė pramoga, kuri vyksta toj centriniai aikštėje, ar ten būna kažkokios dirbtuvės kalėdinės, ar dar kažką, tai joje irgi yra viskas, kad ten ant dirbtuvės sienų kas bus parašyta, kokios ten taisyklės bus, kokios dirbtuvės, kokios priemonės, tam projekte būdavo ypatingai kalėdinė. Tai kalėdos visur yra tokios beprotiškas projektas, tai būdavo, kaip minimum 3-4 projektai po projekto, žinai, tokių šaka. Tai jo, būdavo intensyvus laikas tikrai. Jeigu žiūrėtum iš dabar į tą samdomo darbo, marketingo projektų vadybininkė, vadovė šitoje pozicijoje, kas, taip dabar jau atsiribojus, gal galima labiau įvertinti, kas patiko tau? Kas tame patiko? Komanda buvo smagu, mes tikrai kažkaip labai su komanda sulipom ir paskui ten vestuvėse dalyvavom jau po darbinių veiklų pabaigos, tai žmonės mane dažniausiai ir Senukose dirbant ir mėgauti žmonės, kas mane taip ir palaikydavo ir užlaikydavo, jeigu galvodavau kažkur tais keisti, kažkokius pokyčius turėti. Man su marketingu patiko ta dinamika. Iš tikrųjų patiko, vėl aš lyginu gal su Senukų darbu, nes ten buvo nesibaigiantis. O čia bent kai yra projektas, jis turi pabaigą, tu užsidarai, biškėsi putiai, ir jau pradėjai galvoti apie kitą. Tai būdavo užbaigtumo momentas, man patiko, kai kam gal skirtingai, man patiko, kad yra užbaigtumas. Pati dinamika to projekto, iš tikrųjų man patikdavo, kūrybos būdavo ir kūrybos, ir Excelio truputėlį, tai aš tarp to ir to labai gerai jaučiuosi. Ir tarp kūrybos truputėlį, bet ne per daug, nes jaučiu, kad kažkur irgi nesu jos tiek išlavinus, bet ir Excelis man patinka pastumdyti dalykus ir žinoti. Tai man buvo ta darbo specifika labai tinkanti tarp šitų dviejų pusių. Tai labai apie mane, manau, buvo.
O kas tada buvo, tokie neskaniausi momentai, ar ne, kur tas ne apie mane buvo, gal sunku buvo, iššūkis buvo, stresas gal buvo, arba tiesiog nepatiko, gal, nenorėčiau to turėti gyvenime. Manau, kad gal įmonės mikroklimatas, vadovų požiūris tam tikrus klausimus, viršvalandžiai. Ir su laiku, pradėjus eiti jau 3-4 metams, atsirado pastovumas tam tikras. Kaip ir projektas yra skirtingas, bet esmė ta pati. Išoriškai atrodo kažkaip kitaip, bet tie visi žingsniai pasidaro vienodi truputėlį. Ir tiesiog toj įmonėje nebuvo erdvės augti. Tiesiog tokia struktūra, kur, nėra tiek daug laiptelių, nelabai buvo kur augti. Kur buvo galimybė, tenais nenorėjau. Tai gal ta buvo limitacija irgi, kad supratau, kad... šie pagrindiniai dalykai gal tokie yra. Ir kas toliau? Žinau, kad dar ne pabaiga. Kada ir kas pradėjo atkrepždėti ten viduje? Tai aš kažkaip labai nežinojau, kaip, kadangi šitas darbas atėjo pakankamai paprastai man, tai jaučiu tokį nerimą, o kaip tas tranzitas būtų į kažką kitur ir kur tai būtų, kas tai būtų. Tai kažkaip, manau, kad man pasiekė, nes tas darbas pas mane atėjo. Aš buvau savanoriavusi vienam festivalyje. Ir jie ūgtelėjo ir pradėjo ieškoti žmonių iš išorės ir jiems labiausiai reikėjo žmogaus su marketingu. Nors aš sakau, kad tikrai tenai su marketingu neįsidirb, nes bijau, kad žmonių požiūris, supratimas, kas yra marketingas, yra, kad vienas žmogus daro 10 žmonių darbą. Bet mes pasikalbėjom, supratau, kad mes tą patį suprantam, kad aš galėčiau eiti į strateginį marketingą ir turėti komandą. Jie supranta, kas ir kaip. Ir tas mano toks tranzitas iš tokio, čia labai įdomi vieta buvo dabar žiūrint. Iš ten, kur dirbau samdomam, į ten, kur esu dabar, aš būčiau neišdrįsus nueit, man buvo per didelis kontrastas, tai ta patirtis, jinai buvo tokia tarpinė iš tikrųjų. Nes aš... Dar dirbant, ar ne? Jo, nes... Samdomą darbą, išsibandyti save. Taip nutiko, nes aš ten dirbau ofise ir samdomam, jie čia neturėjo ofiso, aš galėjau dirbti iš namų. Ir samdomai, bet iš namų ir su truputėlį lankstesnių darbo grafikų. Tai toksai buvo, liktai tokia, man dabar atrodo, kad buvo tokia perinama sotelė iš tikrųjų su to visų projektų ir aš pasvaršius, bet man projektas patiko labai, idėja patiko, mačiau, kur būtų galima vėliau augti ir kokią viziją plėtoti, aš nusprendžiau išeiti ir pereiti. Vienam atsisveikint ir tada pereiti į kitą su lankstesniu darbo grafiku. Taip, nes ten sakau, kadangi aš buvau savanoriavus, tai jie tiesiog vėlgi norėjo manęs. Man nereikėjo nei CV siųsti, nei atrankinio pokalbio turėti. Iš savo pažįstamų. Taip gavosi, taip, kadangi jie mane matė, kitam ampluo, sako, gerai, mes norim, kalbam, kokios sąlygos ir kažką. Ir aš galvau, wow, dar taip gyvenime gali būti, kad... Na, aš buvau paleidus intenciją, kad norėčiau, kad darbas ateitų pačiu lengviausiu būdu pas mane. Ir kai taip nutiko, aš galvau, wow, tai įmanoma, įmanoma gauti darbą nesusikuriant CV, neinant į atrankas, kad ir tokių variantų gyvenime būna. Ir man labai patiko šis scenarius. Ir aš tada perėjau tenais darbuotis. Kiek laiko? Metus laiko pradirbau. Metai laiko. O marketingas buvo apie 3 irgi? Jo. Ir čia tik tai metus laiko užsibūnė, nes tiesiog, žmonės buvo per daug, ne per daug, čia man taip atrodo tuo metu per daug nestruktūruota, kūrybiška, meniška, neaišku, neapčiuopiama. Ir tiesiog jaučiu, kad po metų laiko mes, įvykdėm ten tą, festivalį, visą kitą, jaučiu, kad, tiesiog mes nesusitinkam. Jie per daug neragavę korporacijos ir ten labai laisvai viską daro, o aš jau ragavus korporacijos ir aš norėčiau truputėlį atnešti, ir tiesiog, taip mūsų požiūriai darbiniai nesutapo iš tikrųjų. Ir tiesiog atsisveikino. Gražiai. Ir likai tiesiog be kito tolimesnio sprendimo. Taip, aišku, čia irgi toks įdomus vingis, aš kai dirbau dar Megoj, aš pradėjau savo pirmąjį projektą su drauge. Tai taip, dirbant marketingo projektų vadovę. Tada, iš tikrųjų, šitas buvo momentas, kad mes dirbom dvi kartu tam pačiam darbe. Ir norėsi kažko. Man pradėjo knibždėti iš tikrųjų tas prasmės klausimas vėl, kaip ir senukose dirbant. Ir mes pradėjom galvoti, tik ketvirtadieniais, pamiršus buvau tą momentą, mes ketvirtadienį susitikdavom kažką daryti. Papildomai po darbo? Taip, kažką daryti. Taip, aš turėjau tokį ekologinio projekto idėją, atrodė, kad ten wow, belekas, o pasirodo, kad ten visi daro didieji žaidėjai, tą stilistiką, ką aš ten norėjau daryti, bet mes skiriam laiko ten, patyrinėti, Excelį paruošti, nusiųsti IT žmonėms ten webo struktūros, platformos visą idėją, tai mes ketvirtadienis taip skirdavom tokiam pasibuvimui.
Tai va, tai toks veikalas vyko pas mane, nepaėjo ir tam pačiam laikė, mano draugė ta pati atėjo su kita savo idėja ir mes pradėjom kurti kitą projektą, kuris paskui gavo pavadinimą Pokalbių gidas. Tai jis toksai buvo kaip savęs realizacijai veikla, mes pajamų negavom visus pirmus metus, bet buvo fainai, nes neturėjom vadovo virš galvos ir galėjom reklamai ten leist pinigus, imti ant tokį influencerį, eksperimentuoti, nes mes turėjom saugų kapitalą, abi buvom samdomam darbe ir turėjom veiklą pramoginę, kažkurią, kur galėjom daryti, ką norėjom ir eksperimentuoti. Tai va, ta linija irgi tęsiasi tose mano ir pokyčiuose į tą festivalio darbus. Ta linija irgi tęsiasi, nenutrūko ir šiek pradėjo pabiški nešti finansus. Tai va, išeiti iš to festivalio pas mane buvo minimalus, visiškai kažkoks bent pajamų šaltinis ir daug klausimų, kas toliau. Ar davė, kaip manai, kaip vertintum dabar gal žiūrint atgal, ar davė saugumo tai, kad tarsi turėjai samdomą darbą, kur gal jau ten ir buvo minčių visokių, gal atsisveikint panašiai, bet visgi buvo tas stabilumas ir šalia tada kurti kitą, kur reikia vis tiek į reklamą, į dizainus, investuoti laiką, investuoti, kad buvo pajamų šaltinis kaip stabilumas. Taip, manau, kad faktas, kad tai buvo lengva tada eksperimentuoti ir nesėkmė nebuvo baisi, nes nebuvo niekas surišta ar suinvestuota su tuo projektu tuo metu. Paskui keitėsi dalykai, bet tuo metu jo, tas samdomas darbas tiesiog, kiti, žinai, turi mesti viską ir pilna galva nerti ir tik tada dalykus išjudės. Matyt, mes abi einam saugesniu tuo keliu, kuris gal kartais yra ilgesnis ir mums va taip pat norėjosi kažkaip, net, žinai, tas projektas negeneravo pinigų tuo metu, kad galėtum išeiti iš samdomo darbo, jis tiesiog buvo pasibandymas, žaidimo aikštelė, kažkas naujo, ko rinkoje tuo metu nebuvo ir va tas toksai, tokia papildoma veikla buvo. Kiek šiandien jau yra metų Pokalbių gidai? 5. Ką reiškia turėti idėją apie projektą, kuris vėliau išaugo į verslą, Pokalbių gidas, ką reiškia turėti idėją ir pradėti ją kurti? Kaip tai realiai atrodo fiziškai? Ką reiškia kurti? Vat jeigu yra žmonių, kurie galvoja, turiu idėją, nežinau nuo ko pradėti, kad ir kokia tai bebūtų, tai nuo ko reikia pradėti? Nu, pagal vadovėlius reikia sakyti, kad nuo verslo plano, bet neprasidėjo pas mane vienas projektas nuo verslo plano, prasidėjo nuo noro. Tiesiog, žinai, nuo tos kibirkštėlės kažką daryti ir tada, nu vėlgi, man atrodo, kad nėra sunku, bet gal dėl to, ką aš studijavau, tos kažkiek įtakos irgi turi, kur sukausi, man atrodo, kad tu sugalvoji idėją, šiais laikais žinai, kad tikrai bus reikalinga arba reklama, socialiniai tinklai nebeišvengiami dalykas yra, nu, aišku, gali išvengti, kai tu dirbi su tiesioginiu klientu, ne verslas verslui, tai tu turi būti matomas, nu ir tada ieškai šaltinių, kaip įgyvendinti, kadangi tai buvo fizinis produktas, tai mums reikėjo ten kalbos redaktorės, spaudos, man norėsi, kad būtų kokybė, tai ieškojom psichoterapeuto, kuris patikėtų idėją ir prisidėtų konsultuojant ar kažką tais darant. Nu ir kažkaip, kai mes buvom dviese, kas irgi buvo fainai, tada tu turi daugiau kampų, kaip gali sugalvoti, pamatyti, ko kitas nepamato, vienas pradeda, kitas pabaigia, pasiskirstyti savo tom stipriosiam pusėm. Tai kažkaip mes ir pradėjom, žinai, pradėjom iš karto kurti klausimus, pavadinimą galvoti projektui tuo pačiu, socialinius tinklus kurti tuo pačiu, nu ir vat kažkaip pabiški, žinai, ten webas atsirado pas mus tik po pusės metų, kai pažiūrėjom, kad žmonės truputį perka, jau per Messenger nebepatogu daryti pardavimus, nes prie buvo tikrai tokia, žinai, nepatogu, fainai bendrauji su klientais, iš karto tiesiogiai turi ryšį, bet darosi nebepatogu ir per daug laiko imlu, tada pradėjom kurtis puslapį, dar po 2 metų, kai supratom, kad prie paštomato šalta labai ir jau daug laiko praleidžiam, ieškom partnerių, kurie galėtų siųsti, tai toksai va, palaipsninis augimas gal buvo pas mus. Tai pradžia reali tokia ir buvo. Ketvirtadienis, grįžti namo po darbo, susiskambini, ar su susitinki turbūt? Bežinau, ketvirtadienį buvo, kol neturėjom idėjos, kai jau idėja įgavo kūną, tai tapo praktiškai visi vakarai ir savaitgaliai. Tai susitinkat, vienas darbas, imam, darom, pasiskirstot darbais ir tiesiog... Taip, klausimai, turbūt nuo klausimų prasidėjo viskas, ar ne? Jo, nuo klausimų taip. Nuo klausimo idėjos, kažkokio paieškos, ar kas nors taip daro Lietuvoje, tuo metu niekas nedarė, tai nuo to prasidėjo, bet paskui jau, žinai, tiesiog susiskambini, arba po darbo kartu važiuoji į papildomą pramogą darbą kitą, arba nuotoliu susiskambini, tai pradžiai jo buvo tos tik idėjiniai ketvirtadienio, kai gavo kūną, kažkokia idėja, tai pradžiai užsipildė visi vakarai ir savaitgaliai, bet dėl to, kad buvo fainai daryti, žinai. Po metų laiko įkvėpimas dingo ir norėjosi bent kažkokios gražos, tada pradėjom galvoti, kad, tai kaip čia ta graža, bet pradžiai darėm, nes tiesiog buvo fainai daryti.
Ir kas tada? Nes žinau, kad ne pabaiga. Taip. Kol dirbau festivalyje, aš turėjau tokią viziją, kai baigsis jau to vasarą festivalio darbai, kad aš galėsiu dirbti nuotoliu ir norėjau labai į Balį. Tačiau buvau sugalvojus, kad varysiu į Balį, iš tikrųjų dirbsiu festivaliu ir nuotoliu, su pokalbių gido projektu. Ir neturėjau bilietų dar į tą kelionę, bet mes sveikinom su festivaliu ir tada aš labai pakibau, ką daryti. Kaip ir reikėtų pulti ieškoti kito darbo, nes lieku be jo, bet pokalbių gidas yra, kažkur dar santupų yra, tas noras buvo labai impulsas važiuoti ir aš važiavau į Balį iš tikrųjų 4 mėnesiams, kažkiek pakeliauti, kažkiek dirbti, tada jaučiu, dabar galvodama, tai prisimenu, kiek daug buvo tos vidinės vis dėlto įtampos, kad nei aš iki galo atsipalaidavau, nes būdama truputėlį, nes vis tiek atrodo, tai gal gidą reikia stumti, daryti daugiau, nes jau man tapo nebe pramoga, o pajamų šaltinis kažkoks. Ir tada yra labai daug vidinės įtampos, kad reikia, tokio pas mane dingo truputį žaismė, gaila, bet tai buvo, nes tai buvo smagi dalis ir dabar tapo šioks toks pajamų šaltinis ir atėjo mintis kaip didinti, bet per tą tokį biškį vidinį spaudimą, ne tokį nepais, bet per tą tokį kampą. Jo, ir tada Balyje atėjo idėja su kita draugė daryti projektą, ką mes dabar turim, tą To Your Soul, kelionės su moterimis į kalnus. Tai ta idėja ten atėjo. Idėja ten atėjo ta idėja. Jūs kartu keliavot? Ne, bet įdomumas Vaiva buvo Gvatemalai, mes bendravom vis tiek voice'ais, esam draugės, nemažai metų ir kažkaip aš turėjau impulsą daryti kažką su jie, nes norėjau daryti su viena kita savo pažįstama, bet truputėlį neišėjo ir aš sakau, man atrodo, mes galėtume gerai pavaryti kažką darant kartu ir pas ją buvo labai daug gyvenime pokyčių tuo metu su jos veikla, bet Vaiva buvo tas žmogus, kuris nieko standartiškai nėra dirbus, net samdomo darbo nėra dirbus. Taip, aš ten, kai susipažinau, man sproginėjo galva, kad ir taip dar galima gyventi, kad tu gali nuo jauno amžiaus, ten nuo 20 metų kažką kur, ten į vaikų stovyklas turėjo, ten jogą vedė. Man toks sproginėjo galva, kad jinai nekarto nebuvo dirbus normalaus samdomo darbo. Bet, vėlgi, neaugus kitoj šeimoje, kur tėvai turi verslą, tas gal labai tikėjimas, požiūris yra, kad sugalvosi kažką, tai man buvo labai sunku suvokti, kad ir taip galima. Kad žmogus nestresuodamas gali nedirbti samdomo darbo, ar ne? Būti ramus, kad kažką sugalvosiu. Kad tu sugalvosiu kažką, ten turiu rankas, kojas, kažką sugalvosiu, žinai. Tai šitas buvo ir ta idėja pasisėjo tenais iš tikrųjų, kad būtų fain daryti kažką kartu, jinai labai turėjo didelę meilę kalnams, aš norėjau kažką daryti su grupėmis žmonių ir mes net neatsimenam, kaip ta idėja virto, kuo virto dabar, nebuvo verslo plano. Tai buvo vėlgi eksperimentas, susirinkti moterų vieną grupę, galbūt bus norinčių važiuoti savaitę į kalnus, nes tuo metu labiau visi darydavo mišes grupės arba vyrų, nes kalnų bendruomeniai vyrauja labiau vyrai, tiesiog, nes gal ta stichija tokia sunkesnė, tai netgi labai įdomu buvo kalbėtis vėliau su aplinka, kiek buvo daug skeptiškų žmonių, kad mes nesurinksim nei vienos moterų grupės, nes kad moteris norėtų savaitę į tokią fizinę kelionę arba patyrimą leistis buvo mažai šansų. O kiek jau moterų dalyvavo? Mes dabar su Vaiva kaip tik skaičiavom, kad virš 20 stovyklų tai mes tikrai turėjom nemažai prasme. Kiek jau metų gyvuoja To Your Soul? 4 metai. Taip, 4 metai. Ir šiai dienai, kiek tu jau laiko esi be samdomo darbo? Kažkaip kiekvienais metais vis reikia pasižiūrėti, nes atrodo, kad tai tik metai, bet iš tikrųjų ir buvo, 4 metai jau. 4 metai. Aš nepasitikrinau, sakiau pasižiūrėti iš tą, bet man atrodo, kad 4 jau bus tikrai. Galvoju, net nedaugiau, 4 metai bus. Šiai dienai tavo pagrindinė veikla yra To Your Soul, ar ne? Su pokalbių gidu tu esi atsisveikinusi. Taip. Ir dar kitas kelias šalia esantis tolimesnis geštaltas. Taip, kažkaip aš tame laikotarpiu, kai į Balį važiavau, svarsčiau, ką daryti ar stot mokytis, nes vėlgi gal kaip atėjo apskritai tas psichoterapijos impulsas, tai man ir dirbant su marketingu, aš pati lankiausi psichoterapijoje ir sekiau vieną moterį, kuri pasirodo, ten buvo marketingo strategija, tokia Sonata Šulcė, ir jinai ten įdėjus buvo 5 knygas, kurią reikėtų paskaityti ten marketingo specialistams. Ir aš tą knygų sąrašą žiūriu, išsisaugau, nes reikia paskaityti, aš noriu būti gera specialistė ir tai pagaunu save, kad reikia. Nebenoriu, ar ne? Nėra kaip birkštėlės ir man tokia buvo vidinė panika,
Nes aš galvoju, kad bent dėl karjeros kelio tuo metu man buvo aišku, kad, marketingas. Žinai, man buvo aišku, ramu, kad bent vienoje gyvenimo srityje, man buvo aišku, kad jau žinau, kurioje srityje man patinka dirbti, apjungiu savo kūrybą su Exceliu, marketingas. Ir supratau, kad, šūdas, nedžiugina ir nežinau, ką daryti. Ir tada galvojau, tai kuo aš domiuosi pagrindė. Tai man visą laiką buvo įdomu tos psichologinės knygos, kažkas sąmoningumo temos, kažkas apie žmogų, apie žmogų buvo. Ir terapija pati lankydama pradėjau tą klausimą, kad būtų įdomu, gal norėčiau, kokios sąlygos, kokie keliai galimi man prieinami būtų. Ir taip horizonte tiesiai per aplinkui pas mane atsirado žodis geštaltas, kur aš net nežinau, ką jis reiškia. Ir aš tokia pradėjau domėtis ir supratau, kad yra institutas Vilniuje, kuris moko 5 metų studijos yra, kad taptum geštalto psichoterapeutu. Tai realiai mano geštalto studijos prasidėjo praktiškai lygiai grečiai su kelionėmis, su stovyklomis. Labai ten tas panašus laikotarpis buvo 5 metų skirtumas, kai pasiėmiau šitą dar vieną kryptį gyvenime. Ir taip ir sudėlioja, žinai, kad kažkuriame etape, ne taip seniai, čia 5 metų bėgių supratau, kad 2 projektai ir mokslai man yra per daug. Fainai, pajamų prasme, stabiliau, geriau, nes gidas yra kaip verslas. Aš atsimenu iš studijų metų, ką mes kalbėjome apie, kas yra amatininkas, yra verslininkas. Žinai, tai verslininkas esi, kai tu atsitrauki ir verslas sukasi, amatininkas kaip ortodontai, stomatologai, batsiuviai, žygeiviai, kaip aš esu, tu susilaužai koją, ten nustoji teikti paslaugas ir to verslas sustoja. Tai tu esi kaip amatininkas labiau. Tai man buvo saugu turėti gidą, kas buvo labiau kaip ešopas verslas. O čia yra paslauga, kur labai priklauso nuo mano kūno, ten nuo visko, žinai, ką veiksiu. Bet supratau, kad nebedžiugina tiek daug visko turėti ir kažką turiu pasirinkti. Ir buvo sunku priimti sprendimą, bet tiesiog jaučiau, kad šitoj veikloje su kalnais daugiau jaučiu, kur galima augti, plėstis, daryti, būti. Man ir su psichoterapija jungiasi, man ta grupinė dinamika visą laiką labai įdomu. Ir turėjau pasirinkti. Tiesiog nesugebėjau jau taip kokybiškai viską daryti ir per 3 metus su 2 projektais ir mokslais, nes, kai yra 2 projektai, tai yra lyg 2 komandos, 2 skirtingos kryptis verslų, labai daug yra tame visko ir jaučiu, kad pradėjau taip perdeginėti, pradėjo nustoti džiuginti viskas po piškutuką ir supratau, kad kažką reikia keisti, tai tas sprendimas nebuvo toks lengvas. O kaip šiai dienai jauties? Taip pat esi jau išsigryninus pakankamai, ar ne? Yra To Your Soul, yra gestaltas. Kaip šiai dienai jautiesi tame, ką darai? Lengvai, gerai, su tokiu nerimu gal? Koks yra jausmas? Man patinka gestalte yra tokia savoka, derlinga tuštuma. Tai aš manau, kad esu šitoj būsenoj, nes su pokalbiu gidu netaip neatsisveikinau, net 5 metų nėra. Baigiau mokslo, 3 metus tapau gestalto praktikę, kas reiškia, kad galiu pradėti praktikuotis, po truputėlį rinktis ten valandas, eiti ten į tolimesnius mokslus. Tai yra toks etapas, kur lik mano sena versija užsidarinėja, kaip aš save pristatydavau, kad 2 projektai man skambėjo stipriau ir mokslai dabar tik 1 projektas. Ir dar ta nauja perspektyva ir kryptis irgi nėra išgryninta. Tai aš tokia jaučiuosi kaip ir fainai, nes mažiau ir vasara artėja, bet ir pakibimo jausmo yra. Tai geštalte ten derlinga tuštuma, kas sena jau nebėra, o kas nauja dar nesukurta. Tai taip, man norisi pradėti praktikuotis terapijoje, kaip seksis neįsivaizduoju, kaip to žmonės vėl pasiekti, vėl nauja kryptis, vėl nauji kanalai, kaip tų žmonių susirasti ir su kelioniam kiek plėstis, kaip suderinti. Tai tokio, kol kas yra tokio nežinomumo, neapibrieštumo, bet yra erdvės jaučiu, kad daugiau kvėpuoti. O kai žiūri į praeitį, ar ne, visas praeities ir samdoma, ir užsienį, ir vėl grįžimą, ir tarsi vieną projektą, tarsi kitą, ar ne, kažkas pavyko, kažkas ne, kažką sąmoningai nusprendai paleisti. Kaip manai, kaip visos tos patirtys atvedė tave ten, kur tu dabar esi? Kas buvo gal stipriausia, svarbiausia? Kur buvo tie tokie key momentai? Aš tai labai dabar žiūrint, galvoju, Zelandijos momentas, ar likti Zelandijoje, ar ten tęsti kitur kelionę ir atsidurti Lietuvoje, nes aš tik grįžus į Lietuvą po Zelandijos buvo sunkus etapas, išvažiavau į 10 dienų meditacijos stovyklą, tokia vipassana vadinasi, ir ten susipažinau su Vaiva. Ten pažintis užsimezgė To Your Soul.
pradžia. Taip, žinai, tai aš ten nebūčiau nei važiavus, nei nebūtų nutikę, kas nutikė gyvenime, nebūčiau grįžus tuo metu į Lietuvą, tokia pasimetus su viskuo, ką darysiu savo gyvenimu. Ir, manau, kad aš iš tos meditacijos stovyklos įsivežiau ir praktiką tam tikrą, bet iš tikrųjų įsivežiau draugystę. Ir ta pažintis man buvo labai plečianti, važinai, ir kaip žmonės dirba, uždirba finansus, kaip būna, kaip gyvena. Ir va tas projektas kitaip gali, žinai, ir pokalbių gidas irgi prasidėjo grįžus į Lietuvą po Zelandijos. Tai aš kažkaip dabar galvoju, kad ten buvo tas momentas, kuris galėjo labai skirtingai mano gyvenimą pakreipti. Bet taip iš profesinės pusės, tai taip, marketingas yra tas dalykas, kuris yra... Vadybinės žinios irgi kažką aš gal naudoju, gal gavau tokį bendrą suvokimą bakalaurę. Kažko konkrečiai nesijaučiu, kad būčiau pasiemus, bet gal tą bendrą požiūrį, matymą, bet marketingo žinios ar suvokimas, galvoju, kai tu darai bet ką ant savęs, visada reikės kažkaip save išnešti visuomenę. Ar nebūtinai per reklamą, bet kaip save pozicionuoji, ką nori pasakyti, kad susikalbėtum su ta auditorija, tai marketingas, jis toks liko ir manau, kad liks, ypatingai jeigu liksiu toliau su savo veiklom, tai visą laiką jo reikės. Turi labai spalvotą patirtį, yra ir samdomo darbo, ir savo verslų, ir ne vienas. Kaip palygintum samdomą darbą dedam ant lėkštutės ir savo projektus, verslus, kaip be pavadinsi darbą savo, ar ne? Kokius matai? Nes turbūt visko yra ir ten, ir ten. Jo, aš gal kartais, kai galvoju apie tą gyvenimo aprašymą, tą CV, tai aš jį žiūriu, žinai, truputį plačiau negu per kokiam pozicijom dirbam, o kokias patirtis susirinkau. Tai man dar keista iš šono, kad tai, ko aš dalinuosi ir ką kalbam, tai yra apie mano gyvenimą. Taip. Žinai, nes kai jame būni kartais, aš pamirštu, kas yra apie ką, kai sustoji, truputį prabėgda, galvoju, wow, kiek iš tokio prisirinkau patyrimo. Žinai, kažkas pasirenka lipti vieną kryptim, to lygiai dirbti. Ir tai irgi yra visiškai, jeigu jie ten mato save ir džiugina, ir aš netgi kartais pavydžiu to žinojimo. Nes tikrai aš, kai išvažiavau į kalnus pati pirmą kartą, dar prieš Zelandiją išvažiavau, dėl to, kad ten Zelandijoje daug haikinimo, ten tie filmai filmuoti šitų valdovai ir viskas, ten ta šalis yra apie haikinimą, aš išvažiavau pati į kelionę, pažiūrėti, kaip ta haikinimas atrodo, ir tada aš tikrai negalvoju, kad ten po 5-7 metų aš vesiu moteris į žygius. Ten nebūčiau susapnavus, žinai, tai to tokio yra momento, o lyginant samdomą darbą su darbo ant savęs, daug skirtumų yra ir kartais pasiilgstu samdomo darbo, nes jame yra viena pareigybė, atsakomybė, plius minus, tavo ribos yra, čia ribų nėra ir kai nėra ribų, man kartais sunku ir susimotyvuoti, o kartais visko yra per daug ir nežinau, nuo ko pradėti ir man gal sunkiausia buvo susidoroti su kaltės jausmu, išėjus iš samdomo darbo, nes atrodė, kad išėjau, tai man dabar reikia pinigų bent panašiai, kiek samdomam, tai turiu belekiek daryti dalykų. Bet gal kokia prasmė, kodėl aš jau dirbtų ant savęs, jeigu dar daugiau reikia dirbti, žinai, ir tada jeigu leidži savo ten pasportuoti 9 valandą, pavalgyti pusryčius ir 10 būti prie kompo, aš tokia, oh my god, jau ofise būčiau 2 valandas produktyviai dirbus. Jau prašvaiščiau pusę dienos. Nes pati paskui labai turėjau su savim padirbti, kad, ašgi ofise sąžininkai neišdirbau tų 8 valandų maksimaliam produktyvume. Neįmanoma tam išdirbti, bet už tai gaudavau pinigus. Ar ten pageriu kavytę, ar man darbingesnė diena, vis tiek yra stabilus, fiksuotas atlyginimas. Jeigu ofise pusę valandos kalbu su kolega ir geriu kavą, tai moka atlyginimą. Taip, o čia ne. Ir tai tokia gal baimė, nežinojimas, kaip tame pasaulyje naviguotis. Šiol aš jaučiu, kad daug lengviau, bet kad būtų daug lengviau praėjo 3-4 metai, bet vis tiek susiduriu su tuo tokiu vidiniu dideliu procesu, tokiu nestabilumu, neužtikrintumu, ar tikrai da pasimėgauju tais pliusais, ar esu toj kažkokiai kaltėj, nes reikia to stabilumo. Tai man gal labiau tokių daugiau psichologinių iššūkių yra dirbant ant savęs, negu samdomam darbe buvo. Ten daugiau buvo aiškumo ir stabilumo, nuspėjamumo, bet dažnai yra kita ta pusė, patinka, nepatinka vadovai, kolegos, darbų užduotis, tempas, dar kažkas, o čia ant savęs kaip būni, aš nesupratau kažkurio metu, kad aš pradžioj buvau savo pati reikliausia vadovė iš jūsų, kokius esu turėjus. Nes neleidi savo. O jeigu leidi su kalte, tai reikėjo su šito pabūti, kad, tik kaip aš noriu šitam naviguoti, nes... Negali savo duoti day off, laisvos dienos, jeigu tu dar nepasiekai X eurų per mėnesį, nes tu turi išnaudoti kiekvieną laisvą minutę daryti, nes tugi čia dabar
Turi atostogos tos pačios, žinai, apmokamos, nieks nemoka, nebent ten, žinai, kažkas vyksta, tai tikrai, nieks nemoko, kaip dirbti ant savęs ir tam samdomam darbe aiškiaus taisyklės, o kaip dirbti ant savęs yra man daugiau nežinomų ir gal neturiu to sveiko pavyzdžio savo aplinkoje, neturėjau, kai augau, kad galėčiau atsiremti, nes ką mačiau, jeigu žmonės turi savo verslus, tai 24 valandas per parą dirba, nuo telefono nenulipa. Tokią švaizdą mačiau, dėl to man tas verslas, gal tas žodis savas verslas irgi gąsdino ir atrodo, kad jeigu savas verslas, tai visam gyvenimui. O kas labiausiai patinka dirbant savo? Kur yra tie, kodėl visgi neini rytoj ieškoti darbo CV banke? Kad trečiadienis galiu pasveikinti eiti prie jūros, kai šviečia saulė. Jau sau leidžiu, tai tas fainai. Ir gal man patinka visai kažkaip tas kūrybinis procesas. Man gal kūrybinis procesas patinka. Kūrybinis procesas patinka. Nežinau, žinok, iš tikrųjų, kodėl neinu. Gal visai jau... Bet eitum, suprantu, negazdina. Jeigu nuspręstum, kad dabar šitame etape reikia eiti ir eitum turbūt. Žinai, aš gal, kai būtume etape, ar darysiu stovyklom, ar eiti samdomą darbą, tai man tuo metu atrodo, kad mano planas B yra samdomas darbas, nes jį rasti yra lengviau, negu sukurti savo vietą. Tai aš gal taip ir pasilikusi esu, kad jeigu nepaitų kas nors, eičiau dirbti samdomą darbą. Nes man atrodo, kad savo kurti yra sudėtingiau, negu eiti samdomą darbą. Bet jeigu aplinkybės susiliotų, eičiau. Ar norėčiau, greičiausiai dabar nelabai. Tai gal yra tos vis dėlto nesuvoktos laisvės, kuri viduj, žinai, sekmadieniais nebėra to nerimo, kažkokio pasiruošimo pirmadieniui, nes nereikia niekur eiti. Tai gal tokiose smulkmenose pastebi, žinai, ar ten gimtadienis ir ten gal nenori, kad mane sveikintų, tada imti laisvą dieną, ar kaip tokio, žinai. Ar yra kolega, su kuriuo gal ten nesueina biolaukai, bet siek turi dirbti, žinai. Tai gal tokių nepasilgau smulkių dalykų, žinai, nepasilgau greičiausiai. O šiai dienai to your soul, moterų išvykos į kalnus, kaip realiai tavo darbas atrodo? Vat, kad įsivaizduot, ar ne? Imam 3 mėnesius, tai per tuos 3 mėnesius, ką tu darai? Taip, jeigu tai, sakykime, vidurkis būtų, tai mes bent jau stengiamės turėti bent vieną stovyklą į mėnesį, kai yra vasara, faktas jos gaunasi kas 2 savaitės. Toksai. Esam ir per daug prisidėjusios, kur ten kas savaitę supratom, kad perdegam. Tai irgi ieškom, kaip save resursuoti tiek fiziškai, tiek emociškai, nes tu esi visą kontaktą su žmonėmis, su moterimis. Tai realiai tą savaitę jau, kai išvažiuoji, tu dirbi. Visą savaitę tu esi darbe. Dirbančiojo rolėje. Taip, žinok. Ir paskui mane kartais tikrai irgi imdavo kaltė, kaip aš grįžus galiu savo leisti savaitę nieko nedaryti ir dago, Kotryna, bežiūrėk, tu praeitą savaitę dirbai nuo 8 iki 8. Ten, taip gaunasi, plius minus. Dirbai 7 dienas po 12 valandų, tai normaliam žmogui dirbančiam ofise irgi priklausytų laisvos dienos. Tai ir man priklauso laisvos dienos, žinai. Tai šitą jau išmokau pasimti, bet jo, irgi yra intensyviausias darbas faktas yra išvažiavus, nes tu jau esi veiksme, duodi tą produktą, rodai kalnus, būni kontakte, duodi instruktažą, kažką paaiškini, pamokai, pabūni, emociškai pakonteineriuoji, bet aišku, kartu valgai Italiją ir tiramisu, ir pizzą, ir šnekėsi su moterimi, irgi tai yra mano darbas ir kartais aš pati galvoju, wow, tai irgi yra mano darbas, bet ir būna dienų, kur aš būnu gal ir pavargus, ir ten nenuotikoje, ir oras vidutiniškas, ir mieliau pamiegočiau, bet aš turiu eiti, nes be manęs nieks neis. Jeigu kažką į savo praeityje iš tų visų etapų karjeros galėtum keisti, išimti kažkurį etapą arba sakyti, kad va to tai būčiau tikrai nenorėjus, jisai man nieko nedavė, ar išimtum kažkurį? Jaučiu, kad ne. Manau, kad ne. Nes nebūčiau ten, kur esu dabar, o man visai patinka, kur esu ar tobula, ne, ar norėsiu kažko dar ten sklandžiau, geriau, stabiliau viduj. Viduj taip, bet manau, kad visi tie etapai buvo labai svarbus. Nes, žinai, bandau prabėgti, ar kažką norėčiau išimti. Manau, kad ne. Visi atnešė kažkokį suvokimą ir kažką patyrimą, mintį. Tolimesniam. Taip, nes žinai, aš net Jokiuose Zelandijoje irgi dirbau vienu metu, ten savanoriavau, ten padėjau namus tvarkyti, žinai, net ten supratau, kad, wow, 2 aukštų namo su milžiniškais laiptais tikrai ne, nes ten voratinklius nuvalyti, ten su 5 metrų šluoti yra ne variantas, žinai. Tai gal kai kurias išvalgas pasiemi ne darbui, karjerai, bet gyvenimui, žinai, kokius žmonės sutinki kažkur, tai su kuo pasikalbi, ką pasiemi, tai taip ir formuojasi tas toksai požiūris ir pasaulis. Aš kaip jaučiu, kad tu sakai, nes aš kažkada kaip fabrike dirbau, 11 klasėje buvo labai gera patirtis, todėl kad aš po 2 savaičių ten dėliojimo į žodžiu, tokio vieno darbo, aš tada galvojau,
greičiau į tą 12 klasę, duokit knygų, Geras. duokit jūs man knygas, aš noriu. Taip. Tai viskas yra visaip gerai, bet mano patirtyje irgi buvo taip, kad, nu, va, tarsi išsinešiau, o ką tada norėčiau, kad kitaip gal, kad man būtų. Taip. O kas tavo apskritai yra karjera? Kaip tu žiūri į karjerą? Ar karjera ir gyvenimas, darbas ir gyvenimas du atskiri dalykai? Ar čia yra vienas persipynęs dalykas? Apie ką tau karjera yra? Manau, kad mano požiūris į karjerą labai keitėsi, nes karjerą aš lieka suprasdavau tokį kaip lipimą laipteliais kažkur tais, o dabar nebežinau, kas man yra karjera. Gal kažkaip kitą mintį labiau kažkur girdėjau, man labai patiko, kad gal mūsų nebereikia apibrėžti kaip linijinį lipimą į viršų, o žmogus gal yra labiau kaip ratas apskritimas kažkuria prasme, kur tu 10 metų esi marketinge, 10 metų augini vištas, o paskui 10 metų dar kažką darai. Tai gal aš labiau karjerą žiūriu labiau taip, kaip čia būtų horizontaliai, kad mes linkę keistis esam, bet čia mano požiūrį, žinai, kitiem tikrai gal ta karjera bus lipimas laipteliais, man kažkaip tas nebetapo taip svarbu. Ar darbas ir gyvenimas yra susiję, ar čia yra du atskiri dalykai? Kaip tau labiau? Man atrodo, kad neįmanoma atsiriboti nuo gyvenimo darbe ir atvirkščiai. Kad mes vis tiek atsinešam kažką, galim užsislėpti, užsimaskuoti, bet vis tiek ta asmenybė, jie turi sąsajų. Fainai gal, kai nėra visiškai sulipę, yra kažkokia skirtis, tada tu ten, žinai, gali keistis būti, bet sąsajos yra tikrai. Aš kažkaip galvoju, kad neįmanoma atskirti savęs ir tų problemų kartais nesinešti namo ir iš namų patirčių į darbą, kad labai tai žmogiškai yra. Ką pasakytum žmogui, kuris galbūt šiandien yra ant pirmo laiptelio, ar ne, ar tai nesvarbu, nekvalifikuotas darbas, ar vadybinė pirma pozicija asistento, ar ne, bet nori būti, mato kur, bet nežino, kaip ten nueiti, arba kuris galbūt turi stabilų darbą, gerai apmokamą, gal jau net ar ne pareigas, bet norėtum mest viską ir išvažiuoti metam, nežinau, į Zelandiją, į Kanadą, kažkur pakeliauti po pasaulį, bet bijo, kas bus grįžus, ar ne? Čia turbūt natūralus labai jausmas mums visiems, kad kai tu išeini į nežinomybę, nežinai, kas bus ir tarsi, kas tada bus. Tai ką patartum tokiam žmogui? Atvirai sakant, mane dažnai motyvuoja Nike šūkis Just Do It. Ypatingai yra tikrai. Čia galėtų būti Nike reklama. Taip, galėtų. Bet yra to, aš gal... Man kartais sunkiau tą impulsą subrandinti, ar tikrai noriu, reikia, bet kai aš jau užsičiuopiu, kad tai yra impulsas, tada, aš pagalvoju, kad iš tikrųjų gyvenam greičiausiai kartą, tai kada ne dabar, kažkaip nesinori to gyvenimo atidėlioti, žinai, o gal kaip tik prieš mus rašantas, ir Trumpų, ta visa situacija, žinai, tai kažkaip man tokio sukelia pamastymą egzistencinių, kad, o tai ką senatvėj papasakosiu, kaip jausiuos, ar nesigailėsiu nepabandžius. Tai kažkaip man, jeigu yra smalsumas, aš kažkur tą net mintį irgi girdėjau, kad reikia į ten, kur yra tas excitement, tas smalsumas ir tada kažkur praplės. Jeigu yra smalsumas ir ta kibirkštėlė, verta eiti, kas bus, neaišku, geriau, blogiau, bet eiti tai, man atrodo, gyvenime ganėtinai svarbu. Čia kas nežinojo, tai mes vakarą, ar ne, turėjom įrašinėti pirmą seriją ir kiek valandų buvo Trampunkte dėl vienos istorijos ir kita istorija buvo, kad mašina vos neužsidegė, bet nesutrukdė mums šiandien susitikti ir daryti ten, kur širdis jaučia, kad nori daryti. Taip. O Kotryna, kas toliau? Noriu paklausti, atsisveikinam galbūt ar ne, kaip matai toliau savo kelią? Planuoji, neplanuoji, kur gyvenimas nuves, labai keisi, nelabai keisi, jau esi atradus tiesiog, kas toliau? Supratau, kad toliau vasara, žinai, atostogos, kažkaip salėj laipimo su vienu vyru buvom susitikę, kur jam daug metų laipėja ir sako, vienas svarbiausių dalykų sporte yra poilsis. Tai aš gal jaučiu, kad po tokio intensyvaus laiko dabar tikrai planas yra pailsėti ir girdėjau, kad nuobodulyje atsiranda tas įkvėpimas ir kūryba. Tai jaučiu, kad truputėlį to reikia nuobodulio ir poilsio, kad sudėliočiau kitus žingsnius. Bet kryptis ta pati, paieška, kur praktikuotis ir kaip praktikuotis geštaltą ir kaip toliau plėsti, gal tą ir kelionių, šalių, krypčių, tą asortimentą su To Your Soul ir galvojimas, ar tai galima paversti irgi verslu, pasiemant ir kitų žmonių komandą. Tai pamastymų yra,
bet viskas kol kas pamastymų lygiai ir dabar tas laikas, kur norisi tiesiog sustoti ir pailsėti. Tai sėkmės. Ačiū. Ačiū, kad atėjai. Bem.